Tautvydas pabudo 4 ryto ir ėjo dirbti. Kamilė pabudo truputį vėliau, ėjo daryti valgyti. Dabar yra kaip 8:30. Pažiūrėkit, kaip gražiai keliauja. Šiandien įveiksim 20 km. Truputį vėsu, bet gerai. Ryta buvo +4, dabar +6. Gera naujiena ta, kad 50% pakilo temperatūra. Va, yra ir tokių keliukų. Kaip gražu. Tai va, yra keliuko ir į apačią. Labai akmenuoti. Tikrai nelengviau nei viršų. Jau kojytės. Mūsų tai pasiruošusias, bet kiti tai žiūriu su didelėm pertraukom lipa. Svarbiausia geri batai. Tai pirmoje vietoje yra batai, nes mūsų labai įsikimba tiesiog į žemę. Neslysta. Atėjome iki pirmo kaimelio. Labai gražus pastatai. Viskas čia vaikiška, modernu. Tuo pačiu ir autentiška. Ponaitis nori pasirodyti, kaip žygioja. Kaip gražu. Taip, kad šitas kaimas dar ne mūsų kaimas. Eisim toliau, ieškosim gal parduotuvės, pietums ko nors. Pilna visokių čiaupų, įsipilti vandenuko, kad piligrimai neištrokštų niekada. Tokia ramybės oazė. Prieinam vieną iš didesnių kaimelių, miestelių. Žiūrėsim, gal čia jau mūsų finalas šiandienos. Eisim ieškoti valgyt. Ir turbūt gerai jaučiamės. Gal biškį paeisim toliau. Ieškosim vietos nakvyniai. Arba ne. Labai įdomus faktas, kad kiekvienas miestelis gali pasireikšti savaip, paremdami piligrimų kelią. Kriauklytės. Ir kiekvienas miestelis kitaip, labai įdomu, kad nepasiklystumėm. Piligrimų namai dažniausiai žymimi taip, kada aišku, kad tik su piligrimo pasu priima gyventojus, kaina nuo 3 iki 10 eurų, tai būna. Kokioj gražioje vietoje atsidūrėm. Taip. Dabar matome, yra 1 valanda. Tai per 5 valandas įveikėm 21 km. Su keliom pertraukėlėm. Vat ateina dar keli žmogeliai. Šitas pastatas yra piligrimų nakvynės namai, bet mes turbūt neužsiliksim. Keliausim toliau ir turbūt čia nakt miegosim palapiniai. Tautvydas išėjo parnešti valgyt. Ko nors. O aš pasidarbuosiu, pakursiu kokių video medžiagą gražią. Va, Kevinokas guli. Tai va, kol kas tiek. Tautvydas. Taip, prašom prisėsti, bus Viktorina. Viktorina. 2 klausimai iš viso. Pirmas. Taip. Dabar pažiūrėkit į šitą maišą ir spėkit,
Mano kuprinė tuščia ar pilna maisto? Rimtai. Spėk, Wow. spėk. Tai pilna ar tuščia? Aišku, kad pilna. Taip, teisingai. Va į antrą jau nežinau, ar atspėsit. Dabar dėsiu po vieną prekę ir prašom mintyse skaičiuoti, kiek galėtų kainuoti ir paskui reikia spėti. Bendrą kainą spėt? Bendrą kainą, jo. Gerai. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you go there was never alone. Taip, bendra suma spėju 10 eurų. 8. 8 eurai. O tie Einam sausainiai, kur sau. sakiau, kilogramų sausainių 1 euras. Eik tu Aš savo. tokias kainas 93 nematęs. Jau 4. Po 4,20. 4,26. Jau po 12 piligrimo kely nieko beveik nesutiksi, nes visi ilsisi, rytojaus laukia, o mes kaip berneliai tęsiam kelią toliau. Ieškosim vietos palapiniai. Tautvydas dabar žiūri, kur esam ir kiek liko. Yra garsioji Santa Barbara. Tai va. Karšta. Tikrai vakarais karšta. Pagaliau radom vietą palapiniai. Be galo pavargę. Pademonstruosiu reljefą. Taip. Pastebėt. Labai sveiko nugarą pratempimą. Išryškino šonkaulių liniją. Čia pagal kūno sudėjimą. Visus išlinkimus. Dormeo ortopedik. Čižinukai. Viskas po ranka. Kam reikia kompiuterio 4 kg po ranka? Jogurtėliai, nori kokosinės, nori bananinės. Savigynos kalavijas. Niekam tarp pušų. Va kaip gražiai.